Labą dieną. Labą dieną, bičių mėgėjai ir ne tik bičių mėgėjai. Po gėlyčių šiandien imsimės biškutį šitą konstruoti. Tu yra! Va, kokia. Taigi, sugalvojau konstruoti vaško lydytuvą. Aš jau beveik iš dalies jumis ir norėjau apgauti. Beveik nusipjoviau. Čia staigiai papjausiu. Yra. Šį kartą pernai turiu patirties, kaip lydžiau ir atkreipiau dėmesį, kad pats geriausias lydimas yra skaitos kažkokiam maiše ir turėti galimybę iš karto šitoje taroje tokį užtaisyti mechanizmą, kad būtų galima ir iš karto viską virimo procesu nuspausti. Kaip tyčia dabar, o tik pradėk filmuoti ir kažkas atvažiuos ir čia sunkvežimiuosis. Būčiau sekaunas, taigi palėkčiau, bet tai mes apžiūrėkim vaskaitos kaip Tatara, Vilniaus Tauro bačkelė, vadinkime taip, preso efektą. Preso efektą reiškia virs, vaškas kyla į viršų. Ir paskiau tik atsinešiu čia tokiu, užtaisysiu rankeną ir šykštų spausiu, užrišiu kažką, kad laikytos ir paliksiu vėsti. O visas vaškiukas iškils į viršų, gražutėlis. Tai manyčiau tokia bus konstrukcija, paprastutė, plus dar taip pagalvojau, reikia būtinai parodyti, kaip ir lydysiu. Tai vis tik planas buvo, kad tai yra su dujiniu degikliu, bet dėja dujinis degiklis gan stipriai triukšmauja. Tai dėl filmuko pagalvojau, padėsiu plytelių ir užkursiu laužą ir pademonstruosiu, kaip veikia vaško lydytuvas. Iš šito lanko nutikti ir krepšinui, bet per mažas, tai galbūt panaudosime rankenas. Karlsrunde, čia kažkoks vokiškas bačkikė vokiška tai. Ir gausis vis tik toksai kaip ir nežaislinis lydytuvas, kaip čia mūsų poreikiam, tai jo pilnai užteks. Dar kur gudrybė, tai pasirodo, net į šitą bačkelę kaip ir tiesiai galėsiu sukišti rėmukus, tai irgi kaip ir šioks toks privalumas, nes čia turbūt koksai tilps, tai pamatuosius labai greitai, 1, 2, 3, 4, apie 5 didžiuosius rėmelius ir dar šalia bus galima įdėti kokius 4, 5, 6 šitos meduvinius, tai kaip ir fainas reikalas. O čia dar kokį rėmelį atsinešiu, beje jau kalu ir rėmelius, tiksliau visko čia nerodysiu, kaip konstruoju, tik tam tikrus epizodukus. Čia sekanti diena ir konstruoju, čia jau šitas mano bus preso mechanizmas, tai va šitos grotelės spaus. Beje, dar pasidariau čia tokį dugną irgi tokia skraidanti lėkštė. Tai nežinau kaip matytis, čia atramos, kad tai va, tas įsidės į bačkelę. Žodžiu, sakiau, bitės šiandien skraidys, galiu pasakyti sąžiningai,
Tik idiotas gali eiti į lauką, kai taip lyna, o bitelės tai tikrai jom proto užteks ir per tokį lietų ir per tokį. Ir nepasakyčiau, kad labai šilta. Gerai, biškutį parodysiu, kaip čia tas sekasi dirbti. Sekas. Na ja, kai filmuoji, tai nieko greitai negali pademonstruoti. Prikibo. Lygiai taip. Čia galiu dar galą. Na, čia va taip. Taip skaitos. Taip skaitos. Ir konstruoju, tai va. Ir kai padarysiu daugiau, vėl įsijungsiu, nes ką čia jums rodėsi, nelabai įdomu. Nu gerai, pagreitintam kadrui. Tai taip jisai dėsis. Čia dar jį reiks priviryti kokį skersinuką. O gal net ir šitą kokį. Ir panaudosime. Nu ir viskas, ir skaitos. Ir skaitos bus čia tasai vadinamas spaudiklis. Aš irgi kaip pakistanietis be skyduko. Va. Čia būtų galima ir plytų uždėti. Įsisėmusios mintis jau dabar įsisėmusios nenustoja lyti lietus. Dabar liko, reikia pripažinti, neblogai aš čia šiandien pasidarbavau, beliko dabar sugalvoti tą visą skaitos spaudimo mechanizmą. Reiškias čia. Pradėsiu, nežinau, pažiūrėsiu. Ai, nesimato. Reiškias, čia pradėsiu vaško iš karto. Tiksliau pirmąjį maišą, paskiau atsinešiu šitą. Ir dabar reikia kažkaip šitą rankeną reikia taip sugalvoti, kad bet katroj padėtį galėčiau spausti ar šičia. Tai dar teks pamastyti, bet jeigu čia neblogai man šiandien seksis, tai tikiuosi rytoj, jeigu nelys. Ir virsime, išbandysime šitą konstrukciją, dar plus abejoju kranui vietelę gal pasidaryti, dar irgi tokiam kūrybiniam etape, nes dar ir čia reikia sumastyti ir ar tą kraną dėti. Tai yra minčių, o šiaip kažkaip, kai lietus lyja, nėra taip smagu konstruoti. Vis tik ką. Einu toliau galvoti, maždaug parodau, kaip gražiai atrodytų. Va, koksai mechanizmiukas. Šitoksai dar reikia biškutį pašmirgeliuoti, bet koksai gavas. Tai va, dar reikia dirbti. Taigi, labą dieną, dar kartą graži šiandien sekmadienio dienelė. Panašu, kad ir bitės skraidys, o aš jau pagaminau skaitos šitą visą mechanizmą. Čia net kaip viskas gražiai atsiverčia. Taigi ir gal, nu arba sekančių dublių
Dabar, kuo užsiimsiu, tai reiškia yra skaitos, tegul pabūna čia. Dabar nenoriu reklamuoti, bet vat tokiuose maišuose lydysiu vašką ir iš karto va čia turiu visą maišą atsinešęs. Skaitos va toksai yra vaškiukas. Nu čia yra ir nuokiavimo likę, ir biškutį su medum. Aš bendrai pasvėriau viską. Tai čia ta visa yra virš 4 kilogramų. Jeigu pastebėjot, akylesni, kas ant bačkikės parašyta, pataisiau raides biškutį. Tai atkreipkit dėmesį. O ne, čia biškutį. O tokie skaitos visokie kuriai, pajuodę. Ir bandysime mes jūs išdalyti. Reikia išdalinti. Vis tiek parduotuvė nerems. Bet maišai tai tikrai, nes aš pernai juose lydžiu. Ai, gėris brangus krenta. Svarbiausia, kad čia man užmazgyti pavyktų. Ojojoj, prisitaškė. Gerai, tai žiūrėk, kad nereiktų dar vieno maišo atsinešti. Kaip tyčia turbūt ir neturėsiu, kad tik nereiktų lėkti. Eisiu dar aptais, puolė. Ne, panašu, kad tilps. O jeigu netilps, tai yra. Tilps, nieko nedengs. Nu, čia faktiškai. Čia kaip nedideliam bitynui. Tai, aišku, galėjau ir iš karto su šituo maišu dėti, bet bijau, kad gali prasilydyti maišas. Skaitos, nu va, panašiai, kaip atrodo viskas. Na va, čia tą nukirpkim, kas nereikalinga. Dugniukas gražus, dabar svarbiausia, kad viskas tilptų. Nu va, čia tikėkimės. Ai, neparodžiau, kiek vandenuko. Nu, va, kiek vandenuko. Dar biškutį konstrukcija, maišeliai. Čia jau paruošęs skiedrelių. Ir mano malkikės, čia nuo rėmelių visokie liko pagaliukai. Ir su tuo kranu vis tik galvojau, vis tik įvirinau vamzdį. Ai, žioplys čia nenutryniau Vilniaus raidžių. O čia taip pataisiau, kad būtų įdomiau. Jaus aura. Taigi. Dabar svarbiausia, kad tilptų viskas. Va. Merkiame. Šitą merkiame. Nu ir jau prietaisėlis. Na, da čia teks atsinešti kažką jo paspaudimui. Tai dabar pradžiai. Dar reiks atsinešti raktą. Oi, čia nepašmirgėliavau. Nu, lyg nestipriai dūmija. Palyginti nedaug dūmija. Tai gal žmonės nepagalvos, kad čia kokį samagoną verdu. Kol užvirs, manau, čia reikės geros valandėlės, kad užsikūrentų viskas. Nes viskas įdriekia.
Tai dar reikia raktą atsinešti, čia dar atsinešiu kažką. Nors jis čia savo svorius spaus, tas spaustuvas. Dublis dar kartą. Biškutį per šlapių malkų įdėjau, tai stiprokai dūmina. Bet jau toksai mažytis gliebukas kaip ir sudegė. Nu jau turbūt palei ranką kokį 30 bus. Tai paskiau labai greitai pradės kilti, bet dar po kol kas nieko, ne kaip įkalta. Kaip įkalta. Nu va, saulėkė šviečia. Prisijungsiu vėl, kai kažką padarysiu. Apie vašką pripasakoti, ar tai geras ar blogas, tai aš nesu tasai specialistas. Aš tik žinau, kai yra tokios vaškų kandys, katros minta. Tai vienintelis, kaip suprantu, vikšras, katras sugeba suvirškinti vašką. Tai toks kaip ir įdomus irgi gyvis. Tai va, bet jis ir bitininkų priešas, labai daug sunaikina plokštelių, ne vietoje paliktų. Va čia tas aštrus kampas, nepašmirgėliavau žioplys, nieko, kažką sugalvosim. Nu, biškutį dūmina, bet nieko nepadarysi, biškutį dūmina. Bet va, jau ugnelė iš karto greitai. Greitai dega. O čia sakiau, už valandas gal net ir greičiau čia viskas įvyks. Duosime biškutį beržiuko. Ai, beje, tiksliai dar, kad jau va, nieko gudraus ir nesugalvojau. Skaitos kraną, tai vis tik va medinis kuolas, nes turbūt, kad bus gal ir pats patikimiausias. Turbūt bus pats patikimiausias kranas. O objektyvas biškutė dulkės. Visai čia gerai gausi, žiūriu, net maišyti nereiks dabar. Kuo savo paspaudinėjau ir saugu. Ir jau man atrodo, jo, pradeda jau pirmas vaškas rodytis. Tai dar kelias minutės ir pradės virti. Gerai, dabar pakelkim, tegul pabūna iškeltas, maišai iškils į viršų. Va, jau vaškiuko nemažai įsisunkė. Vaško tau tikrai nemažai prisikaupė. Pagaliau pavyko užvirti. Dabar biškutį matau tas kooperatyvinis maišas net. Va, gan saugiai mes čia galim paspausti ir vėl. Šiaip, kai tas nuspaudžiu lygi galą, nelabai patinka, reikia vis atleisti, tegul verda. O kažkutį, samti, kaip tyčia atsinešiau. Va, koksai gražus vaškiukas, iš karto supilam. Maždaug procesas toks, kad dabar pavirsiu dar kokį pusvalanduką gerą, po to didumą nuleisiu į kibirą, o visą kitą skaito su spaustuvu, užspausiu viską ir paliksiu savaime viesti. Ir tik rytoj pasižiūrėsime, kas čia gausis. O, ir vėl bitelė atskrido, ir vėl bitelė jaučia, kad čia jų produktai apdirbinėjami. Va,
vaškas geras dalykas. Vaškas tai yra natūralus produktas. Su vašku reikia dirbti gan atsargiai, nes užtiškus ar taip toliau smagiai nepasirodys. Nu vis tiek, biškutį man čia teks pradeda lysti trūkumai konstrukcijos. Net nesitiki kaip. Oi, ko čia įsivirė, ko čia įsivirė. Ką čia? Samagoną verdi? Ką? Ne, vašką lydom, tai. Koks šito vaškas? Sargiai. Tai va, kas nauja. Čia bus ne. Kaip konstrukcija iš šalies atrodo. Šiaip įdomi. Bet tu kodėl tu jį virini? Ką? Kodėl tu jį virini? Nu, aš noriu iš tų maišų, kad viskas... Nu, kad grinai, nes matai, taip tai būčiau, jeigu sietka uždėjęs, o dabar maišuose yra iš karto, noriu, kad viskas gerai įsilydytų. Tai kas? Dar biškutį paversime. Atsargiai, va. Nu, čia tasai turbūt. Tai dalyk. Jo, čia dabar. Nu va, skaitos nuleidau tiek, kiek reikia. Dar to vaškelio bus. O dabar skaitos užpresuosiu viską. Labai gražiai va, atrodo indukas. Čia dabar arčiau. Kaip iš arti. O čia tasai vamzdukas. Dabar pats lemiamas momentas. Aš tiek jėgų neturėsiu čia užspausti, kad grinai. Tai dar atsinešiau spaustuvus tokius. Blemba. Spaustuvas ant spausto dabar. Kažką dar įsunkia, bet jau diduma vis tik vaško yra kibire. Taip dar aprodysiu, va. A, čia biškutį. Turim ir žiūrovų dar. A, pala, kur? Ta gal blemba. Kaip čia padarius? Bandyk versti. Ką? Bandyk versti. Och, tu vargšės tos bitės. Šiaip da būtų galima pakelti, kad tas kibirs. Palatai dar biškutė čia. O jo, jau. Matai kaip. Ne visi įsirašė. Gaila, čia biškutį kibirs per pilnas. O aš dar kaip tyčia vandenuko turiu. Šiek tiek. Dar pakelsiu lygį. Ir dar varškiuko. Sietukas. Tai žioplys, tai žioplys. Nu, ne... Nu va, gražiai vaškiukas dar lašo. Ar lika čia da matytis, kas nors viršui nusiet, kad... Labai daug. Ką? Kažkaip labai daug šito vaškai. Parašiukšlatis neįbė. Nu, dar gali su samšiu pavaryk ant. O, bitė jau prisistatė iš karto. Kad tik nenukentėtų vargšikė.
Nu jau nelabai vandenuks jau, man atrodo. Kažkoks riebals laukia. Na jo, bet tai faktiškai, kad jau kaip ir viskas, nu, dar pabandau. Vėlus jau vakaras, tiksliau koks vėlus, bet jau apie turbūt yra 6 valandėlės. Bačkelė dar net ir palyginti karštoka. Matytis vaškiukas. Neišėjo, taip viskas čia gražiai. Dar prakiuro biškutį maišas, bet kas liečia šitą kibirėlį, tai vienu ypu viskas išlydyta. Tai kaip ir pasiteisino. Dar karšta, dar biškutį formuojasi turbūt apačioj vaškas. Visai turiu pasakyti, čia gal net duoda, vat pamatneš ant saulutės. Palvikė tai vaško tikrai gundanti. Labas vakaras jau kitą dieną. Tai vat atėjo finalinis verdiktas, pažiūrėsime kiek čia to vaško. Ištrauksiu čia šitą. Tai čia faktiškai kaip liko labai nedaug. Net nežinau, kas čia pakibė. Va, kiek skaitos. Nusistojo. Va, kiek vaškiuko. Šimtai yra problemas. Fū, tas maišas čia. Kiek čia. Šiaip supresavo, tai neblogai. Vat skaitos. O tai čia tik išeitų dar vieną kažkur. Ai ne. Tai čia skaitos, vat, iš tų 2 maišų, kas teliko. Tai beveik čia, jeigu nebūtų čia iškilę, būtų... Bet tai kur tas antras maišas dingo? Eiktų savo. Čia įsunkė viską. Įsunkė viską, jeigu matote. Aš manau, kad čia beveik to vaško ir neliko. Biškutį atidarysiu dar. Kad aš nematau nieko panašaus į likučius vaško, faktiškai viską išpresavo. Tai va, šitą visą gėrį išdžiovinsiu ir paskiau panaudosiu į dūminę. Taip, tai yra 2 kilogramai, nu, plus minus 300 gramų ir plus čia tie visi dar likučiai. Bet reikia pripažinti, kad ir tie likučiai gan švarus. Nesuprantu, kur tik per maišą. Taip. Visumoje ne taip ir blogas rezultatas. Iš nepilnai, apie 4 buvo kilogramus, tai išspaudžiau 2,5 kilogramų vaško. Tai kaip ir visai neblogas, sakyčiau, rezultatas. Dar čia šiek tiek šiukšlelių nusimes. Bet visumoj eksperimentas pasiteisino, aparatas puikiai sudirbo. Turiu gan tikrai gražų luituką vienu lydimu. Dabiškutį tai tiesiog dėl tiek tai tą kitą kartą sulydysiu. Šiaip iš tiesų tai palei tą, ką čia dariau, galėjau biškutį daugiau užkrauti, bet neturėjau korių. Tai jeigu būčiau uždėjęs daugiau korių, tai būtų iš vis čia puikus rezultatas, nes dar buvo galima tokius palaipsniui net 4 maišus sudėti, tai būtų visai toksai ir kaip padorus, sakykim, blynas vaško. Visumoje ir apsimokėjo gaminti šitokį aparatą, tikrai, sakyčiau, apsimokėjo, nes man finale gavosi
sakykim, be darbo skaičiuojant, tai išlaidų apie 50 eurų, tai yra statinaitė 50 litrų, beveik iš tos pačios statinaitės viskas ir panaudota, išskyrus čia vat, tas spaudimo mechanizmas. Tai ką, vat, čiukšti. Tokie dalykėliai. Viso gero ir ačiū, kad žiūrite, nepatingėkite padėti ir patinka, nes, kaip čia sakoma, tai skatina daugiau kurti. Tai tokia vat kasdienybė, nieko daugiau šiandien ir nepapasakosiu.